Tai labai paprastai, kadangi mes kalbam, kad turim atsižvelgti į vartotojų poreikius, turim žinoti, koks produktas, koks statinys, kokia aplinka atitinka universalaus dizaino principus ir kaip tai sukurti. Tai mano tolesnis pranešimas ir bus iš tokių 3 pagrindinių dalių. Tai mes susipažinsim su pagrindiniam vartotojų grupėm, jų poreikiais. Jūs turėsite galimybę tą medžiagą gauti ir tiesiog savo priminti ir turėti galvoj, kokie yra vartotojų poreikiai, kokios pagrindinės grupės, ko reikia nepamiršti planuojant, projektuojant, planuojant pirkimus kažkokius, užsakant projektus, paslaugas ir panašiai. Toliau universalaus dizaino principai, tai būtų tarsi vertinimo kriterijai ir kaip tą daryti, kokia procedūra, koks procesas to projektavimo ir galiausiai, kad galėtume gauti tinkamą, visiems priimtiną, kuo platesnių mastų produktą. Tai pirmiausia, žmonių poreikiai. Kaip ir sakiau, universalaus dizaino kūrimas paremtas tampriu bendravimu su vartotojais. Paskui, kaip sakiau, kaip tą daryti, paaiškinsiu, kas tas yra bendravimas su vartotojais. Ir, kaip sakiau, tas bendravimas reikalingas išsinagrinėti ir susipažinti su kuo platesniu žmonių poreikiu, kad mes projektuotami, planuodami galėtume patenkinti tą poreikį, kad mūsų žmonės jaustųsi gerai, būtų laimingi ir Lietuva būtų pati geriausia šalis pasaulyje. Patartina vartotojus įtraukti nuo pat projektavimo pradžios, nuo pat idėjos, kada kyla idėja kažką tai sukurti ar pakeisti. Asmens ir aplinkos santykis yra labai svarbus, kaip sakiau, kiekviena kliūtis žmogui turinčiam specialių poreikių palaipsniui traukia jį į atskirtį. Mes šiandien turim įvairių programų, mažinti socialinę atskirtį, kovoti su izoliacija ir panašiai, bet iš tikrųjų tai ir tie sprendimai, projektai, aplinka labai prisidėtų prie to, kad žmonės nepatektų į atskirtį. Kaip aš sakiau, kai mes tapsime vyresniais, kad mes netaptume izoliuoti. Ir aš labai kviečiu tiesiog apie save galvoti, nors tai atrodo egoistiška, bet projektuojant galvoti ir apie save, nes ateityje mes tą, ką sukuriam, dažniausiai mums teks naudotis ir patiem. Ir nėra čia nieko tokio, jeigu mes galvosim apie ateitį, apie save ir būsim principingi ir kursime kokybišką aplinką. Gaminiai aplinka kuriami taip, kad galėtų naudotis bet kokio amžiaus žmonės. Tai reiškia vertinami poreikiai įvairių amžiaus grupių žmonių, pajėgumai ir funkcinės galimybės. Ir vis tik tai negali kiekvieno individualiai poreikius įvertinti ir į juos atsižvelgti, vis tik tai žmonės yra grupuojami dar. Bet jau, kaip mes buvom įpratę neįgalų įsivaizduoti, kaip turinti kažkokią tai ligą, kažkokį sutrikimą. Bet aš šiandien pristatysiu grupės ir mes matysim, kad kiekvienoj grupiai yra žmonės, kurie tikrai nepriskiriami neįgaliesiems. Ir kad tokių žmonių yra labai daug ir mes į jų poreikius turim atsižvelgti. Vis viena pagrindinės grupės žmonių poreikių, gebėjimų yra žmonės skirstomi pagal kognityvinius suvokimo gebėjimus, kaip jie orientuojasi aplinkoj, kokie yra jų protiniai gebėjimai ir panašiai, regėjimas, klausa, kalbėjimas, kūno funkcija, čia yra amerikiečio metodika, tai šiek tiek kitokia, negu galbūt mes įpratę, bet jie kūną dalina dar į kelias dalis ir vertina kaip žmogus, kokie yra jo gebėjimai. Tai yra kūno funkcijos, reiškia nuo kaklo iki juosmens, plaštakų funkcijos, mes labai daug naudojam plaštakų, labai daug, mūsų
kūno dalys, kurios labai daug dirba, rankos iki peties gebėjimai ir mobilumas, tai reiškia nuo juosmens žemyn. Tai pradedam nuo kognityvinių pažeminimo gebėjimų, kaip ir sakiau, čia daug yra teksto ir čia tiesiog prisiminimui, bet vis tiek peržvelgsim tada, kas tai tokio yra. Kas yra vertinama? Tai vertinama, kaip savarankiškai gali veikti, kaip siekia tikslų, be skatinimo, raginimo, kokia yra reakcija į stimulaciją, reiškia, jeigu yra kažkoks tai trikdis ar panašiai, ar kažkoks signalas, per kiek laiko atsako, galimybė susikoncentruoti yra vertinama žmonių, vizualinės informacijos suvokimas, jos tinkamumas, auditorijos, aplinkinių informacijos suvokimas, kalbos supratimas ir kalbėjimas, turim galvoj ir užsieniečius, kurie tam tikrą prasme yra liktai ir neįgalūs mūsų aplinkoje, nes jie nesupranta kalbos, reikia jų poreikius atsižvelgti. Nuoseklumas, kaip nuosekliai žmogus gali kaip nuosekliai gali atlikti veiksmus. Pavyzdžiui, jeigu mes nurodysim, kad tam kažkokiam tikslui pasiekti vartojant, žmogus turi atlikti vieną, kitą, trečią, turim įvertinti, ar visi tą sugebės. Kaip sakoma, tas painumo lygis, ar tai yra painu atlikti veiksmus, kuriuos mes numatom vartotojui ar ne. Organizavimo gebėjimas, tvarkos palaikymas, gebėjimas prisiminti, ilgalaikė, trumpalaikė atmintis. Pavyzdžiui, žmogus pamatęs kažkokį užrašą, eina toliau iki kitos nuorodos, ar jis jau atsimena, ką jisai matė, ar jam reikia vėl priminti, kur toliau eiti, kur yra kryptis. Problemų sprendimas, sprendimo priėmimas, kaip žmogus sugeba priimti sprendimus, ar jisai pasimestų toj situacijoje ar ne, ar tai yra labai komplikuota ar ne. Kūrybiškas mąstymas, veikimas vis naujais būdais, gebėjimas priimti ir išmokti naujoves. Tai yra pažinimo gebėjimai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti projektuojant. Ir kas tai yra, kokie žmonės turi mažiau ribotas pažinimo galimybės. Ta prasme, ribotas pažinimo galimybės. Tai yra vaikai, kurie negali išsamiai paaiškinti savo veiksmų, pavyzdžiui, savo situacijos. Mažaraščiai, kurie galbūt yra menko išsilavinimo arba tik pramokė kažką, pavyzdžiui, užsieniečiai, menkai išmokę rašto, kitakalbiai, vyresni žmonės, kurie turi lėtesnį suvokimą dėl amžiaus, nebūtinai dėl ligos kažkokios, tai vyresni. Taip pat pervargę, išsiblaškę, vertinant aplinką, žmonės, kontingentą, ką mes projektuojam, turim įvertinti, kokie tai yra žmonės, kuo jie užsiima, koks yra jų krūvis, ar tai yra, sakykime, įtemptas protinis darbas ar ne, ir tada atitinkamai projektuoti aplinką, kad jie galėtų, būdami pavargę, galėtų laisvai jaustis ir orientuotis aplinkoje ir priimti sprendimus. Taip pat ir visi kiti, kurie turi menkesnį suvokimą dėl įvairių ligų. Tai jau yra tik tie žmonės su negale. Kaip matot, yra žymiai platesnė grupė, kur turintis suvokimo problemų, tai yra ne tik tai neįgalieji, bet ir žymiai platesnė žmonių grupė. Turistai, vaikai, seneliai, turintis lėtesnį suvokimą, pavargę žmonės, išsiblaškę yra tokių nemažai žmonių, kurie išsiblaškę ir negali teisingai vykdyti, pavyzdžiui, tam tikros sekos, priimti sprendimus ir orientuotis aplinkoje.
Dabar koks dizainas būtų tinkamas? Tai pirmiausia, jeigu suvokimo problemų turintiems žmonėms būtų saugu naudotis. Tai tuo produktai, tai kai aš miniu, tai yra tikrai plačiaja prasme, nes produktas gali būti ir paslauga, ir statinys, ir aplinka, žodžiu, bet kas, ką mes suprojektuojam ir ką naudoja žmonės. Atitinka universalaus dizaino principus, suvokimo turinčiam žmogui, jeigu tuo produktu naudojasi pirmą kartą ir jam nereikia labai kažkokios sudėtingos instrukcijos. Jisai iš karto lengvai suvokia, kaip jisai turi elgtis. Jeigu jis nemoka skaityti. Jeigu jis nemoka skaityti, kaip matėt, labai nemažai instrukcijų yra nupieštos ir mums tikrai visiems patinka, man asmeniškai irgi, kai yra piešinėliai, pavyzdžiui, kaip surinkti arba kaip elgtis tam tikroj situacijai, negu kad būtų užrašyta. Pavyzdžiui, ir užsieniečiams jiems tikrai labiau būtų suprantama matyti vizualią informaciją, nuorodas, negu kad skaityti mūsų lietuvių kalbą. Taip pat, jeigu tu atliksi veiksmus ne pagal nurodytą eiliškumą ar tvarką, ir tačiau nieko blogo neatsitiks, tu nenukentėsi, tai irgi produktas būtų tinkamas. Jeigu, pavyzdžiui, tu suklydai ir gali sugrįžti atgal, be didelio nuostolio, pakartoti veiksmus, tai irgi rodo tinkamumą. Ir kai tu gali teisingai pasielgti, atlikti veiksmus, jeigu kažkas tai blaško ar trukdo. Yra ar tai aiškios nuorodos, ar tai aiškus mygtukai, ar tai aiški seka nurodyta, kad tu, jeigu ir tave kažkas blaško, ten gatvėje ar kažkur, gali susivokti, ką tau reikia daryti ir priimti teisingus sprendimus. Čia toks pavyzdys, kad lengva suvokti, kur tu turi eiti, kur yra pagrindinis srautas. Čia liktai matosi taktilinis takas, čia yra Danijoje neįgalių organizacijų centras. Žodžiu, neįgalių organizacijoms pastatytas centras ir pritaikytas visiškai įvairią negalią turintiems žmonėms. Universalaus dizaino principai čia tai, kad tas pritaikymas, jisai nesimato, kad čia yra pritaikyta. Tiesiog tam tikri elementai ir taktilinis takelis, aklųjų vedimo takelis, jisai yra komponuotas ir liktai atrodo kaip bendras dizainas, tačiau netrodo, kad specialiai kažkaip tai pritaikyta. Nors jo gali naudotis. Ir tai, kur yra, kaip sakoma, traukos dalis, objektai, žmogui yra aišku, kur aš turiu eiti, ko tikėtis rasti kažką. Toliau regėjimas, regėjimo gebėjimai. Tai vertinamas matomų regimų detalių aiškumas, ryškumas, galimybė fokusuotis į objektus, išskirti iš visumos, daiktų išskirimas iš visumos, čia kalbama, turėtų būti suprantama kaip ir čia labai aiškiai tie stulpeliai išsiskiria iš visumos, yra aiškiai matomi, tai yra vertinama, ar tai, ką tu turi pamatyti, ir iš tikrųjų jie gerai matosi. Prisitaikymas, galimybė įžvelgti tai, ką aš turiu pamatyti menkai apšviestoje aplinkoje, labai ryškiai, pavyzdžiui, saulėje, jeigu lauke kažką reikia daryti, yra labai ryškus apšvietimas, tai irgi tai reikia įvertinti, ar žmogus, kuris dirbs tokioje aplinkoje, ar turės priimti kažkokius sprendimus, atlikti veiksmus, ar jisai galės tai pamatyti ryškioje šviesoje arba tamsoje. Pavyzdžiui, didžėjai kokie nors ten, kurie dirba mirgančioje aplinkoje, ar jie galės tinkamus veiksmus atlikti. Taip pat gebėjimas sekti judančius objektus, atstumo nustatymas. Kas turi
menkesnės regėjimo galimybės. Tai žmonės, kurių akys pavargusios nuo taip vadinamos apkrautos aplinkos, mirgančioje aplinkoje, kurie dirba, yra įvairios aplinkos, kur vargina akis. Taip pat įtemptas žiūrėjimas, kur žmogus turi įtemptai kažką stebėti, žiūrėti. Dirbantis įvairiai apšviestoj aplinkoj, dirbantis nepalankiose klimato ir oro sąlygose, arba atliekantis veiksmus vėlgi, kad, pavyzdžiui, esant snygiui ar lietui, tą, ką mes turim pamatyti, kad tai mes galėtume pamatyti esant nepalankiom klimato sąlygom. Na ir pagyvenę žmonės, kurių regėjimas yra sutrikęs dėl sveikatos įvairių problemų. Taip pat tai yra aklieji gimę akli, praradę regėjimą, tie žmonės skiriasi, kažkiek yra jų suvokimas kitoks. Taip pat įvairios ligos. Na ir kada tinkamas produktas tokiems žmonėms, tai kai jisai gerai matosi esant silpnam apšvietimui, kai gerai matosi ryškioj šviesoj, matosi arčiau ir toliau negu įmanoma, turbūt pastebėjot automobilių veidrodėliai, kartais mums rodo objektą, kur mes artėjom, kad jis jau yra labai arti, o iš tikrųjų jis yra dar yra, toks saugus atstumas, kad mes jo, ta prasme, priartėję mes nepadarom žalos kitam arti esančiam objektui. Taip pat, kada yra matomas žiūrint tarsi per kolbą, per vamzdį, nes kai kurie žmonės būtent taip mato, tarsi per vamzdį žiūrėtų ir tą galima pasitikrinti, pamatyti. Kada galima įžvelgti, kada mes žiūrim vieną akim, tai matosi turint periferinį, antraplanį regėjimą, kai žmonės mato tik tai, žodžiu, aplinkui, tai kas yra aplinkui pagrindinį objektą, ką mes turim pamatyti. Ir kai galima orientuotis liečiant, tai aklieji, jie dažniausiai ir orientuojasi lytėjimu, garsu. Ir teko Švedų universiteto mokslininkų medžiagą skaityti, tai netgi pagal kvapus neįgalieji labai puikiai orientuojasi. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia gatvė, kur turi praeiti, neįgalieji viską pasakoja, ką jie girdi ir ką jie užuodžia. Kai praeina ten, ar tai kažkokia tai cecha, kuris ūžia nuolat, praeina bandelių kepyklą, kur ten kvepia, žodžiu, netgi kvapais galima orientuoti žmogaus kelią. Čia vėl tas takas, kada patogu orientuotis ir gerai matosi, galima lytėti. Reiškia, viename sprendime yra tenkinami kelių žmonių poreikiai, tiek turintys suvokimo sunkumų, ne tai kad sunkumų, bet tiesiog žmogui patogu orientuotis. Jisai žino, jis tuo taku eina ir kur tas takas veda, ten jis ir eina. Aklasis jaučia taką, liečia jį. Ir kas dar įdomu, vienas profesorius pats pasakojo, kaip jis architektas, domisi taip pat šitą temą ir atkreipė dėmesį, kad eina jaunuolis su ausinėm, reiškia, jisai negirdi ir dar stebi savo iPodą, aparatą, ir jisai yra ir kurčiasis, ir aklasis. Ir jisai eina būtent tuo taktiliniu taku. Jis jaučia, žodžiu, jis jaučiasi saugus, eina ir jis pajuto tą gatvę, reiškia tą sankryžą, kur keičiasi danga. Jisai sustojo ir tada apsidairė, kur jis čia sustojo. Jisai sustojo kaip tik ties sankryžą.
Tai va, tai iš tikrųjų negalvokit, kad juo naudojasi tik tai neįgalieji. Aš ir pati esu dažnai pajautusi, kad tu eini ir kai pasikeičia informacija per kojas, tu atkreipi dėmesį. Ir kažkaip tai intuityviai, nežinau, traukia tokie dalykai ir tu jautiesi saugus. O va tas jaunuolis ausinėm ir žiūrėdamas, iš tikrai gali prilyginti jį akluoju ar nematančiu, išsiblaškiusiu kokį nori ir jam tas takas pasitarnauja. Aišku, gal ne kiekvienas, ne 100%, bet vėlgi atsiranda, reiškia, takas naudingas ne tik akliesiam, bet ir dar kitai žmonių grupiai, kur mes netgi net nepagalvojam. Bet iš tikrųjų, vat, ir, kaip sakoma, yra liudijimas, kad žmonės naudojasi tais takais. Klausos gebėjimai, vėlgi ne tik tai kurtieji. Kaip matot, ir nešiojantis ausines, ir dirbantis triukšmingoje aplinkoje, tai nėra kurtysis. Ir, pavyzdžiui, jeigu yra triukšminga gatvė kažkokia, yra oro uostas, kur triukšmas didelis, tai labai svarbu išgirsti man tinkamą informaciją, kad aš priimčiau tinkamus sprendimus ir pasiekčiau tikslą. Ta, kurį noriu pasiekti, noriu susirasti savo tinkamą, įsėsti į lėktuvą ir nepavėluoti ir panašiai. Jeigu tos informacijos aš neišgirsiu, tai atitinkami bus mano veiksmai ir atitinkama mano būsena po to, jeigu aš pavėluosiu ir panašiai. Tai vėlgi vertinama, ar galiu išskirti garsą iš skirtingų šaltinių, reiškia, kada aš dirbu triukšmingoje aplinkoje, ar aš galiu išgirsti tai, ką man reikia, nešiojantis ausines, pagyvenę žmonės, kurie dėl įvairių ligų taip pat yra apkurtę, kurtieji, po galvos traumų ir panašiai. Plati grupė žmonių. Dabar dizainas yra tinkamas ir sprendimas yra tinkamas, jeigu galiu nustatyti garso sklidimo kryptį, iš kur sklinda garsas ir koks tas garsas, padeda suprasti informaciją. Taip pat, jeigu garsas padeda išgirsti žemą, aukšto tono garsus, palaikyti kokybišką pokalbį, kad tą, ką man sako, kad aš aiškiai girdėčiau ir galėčiau atsakyti ir taip išsiaiškinti tą informaciją, kurios man reikia. Kūno funkciniai gebėjimai. Tai apima žmogaus galimybės, kurias jis turi, jeigu jis turi, pavyzdžiui, širdies, kraujagyslių problemų, raumenų, skeleto, centrinės nervų sistemos veikla, jeigu yra sutrikusi. Yra padidintas, pavyzdžiui, fizinis krūvis, įtampa, gebėjimas pasiekti, išlaikyti, pakeisti laikyseną, lygsvaros palaikymas, kvėpavimas. Tai vėlgi maži vaikai, kurie greitai pavargsta, jeigu reikia eiti ilgus atstumus ir nėra kur prisėsti, ar prekybos centruose, ar parkuose, ar kažkur, tai jau yra vėlgi netenkinami poreikiai. Nes ir maži vaikai, ir vyresni žmonės negali, pavyzdžiui, lipti ilgai laiptais, jiems reikia poilsio. Toliau turintis viršsvorį, ir apie tuos žmonės reikia pagalvoti, jie nėra neįgalūs, neturi negalios, bet turintis viršsvorio yra tikslinė grupė žmonių, kurie turi poreikių. Vėlgi jiems sunku lipti laiptais, vėlgi turi būti kažkokia poilsio zonos ir padėti jiems atsikvėpti. Moterys, nėščios moterys taip pat turi specialių poreikių.
jos negali susilenkti, jeigu kažkur reikia ten ką nors įjungti, pasiekti darbovietės ar kažkur, kad nėščioms taip pat turi būti pritaikyta aplinka. Skausmą kenčiantys žmonės, kurie negali pasilenkti dėl nugaros skausmų, pavyzdžiui, arba daryti tokius veiksmus, kur reikalauja viršutinės kūno dalies kažkokių judesių. Pervargę žmonės taip pat, kurių raumenis, nugaros raumenis ir kiti yra pavargę. Vėlgi žiūrim, kokie tai yra žmonės, ar yra kažkokie tai darbą atliekantys žmonės, kurie galbūt turi, kuriems skauda nugaras ar panašiai, reikia atsižvelgti jų poreikius, ko jiems reikėtų. Ir taip pat sergantis ir įvairių ligų turintys žmonės, alergiški žmonės, kas susijęs su kvėpavimu, su grynu oru ir panašiai. Dizaino tinkamumas, tai dizainas yra tinkamas, sprendimas tinkamas, jeigu man tinka, jeigu aš gerai jaučiuosi naudodamas, bet turintis kvėpavimo sutrikimų, jeigu man reikia dažnai sustoti, jeigu man reikia į kažką atsiremti, aplinka suprojektuota taip, kad aš bent atsiremti galiu kažkur. Jeigu aš negaliu susikūprinti, susilenkti ir viskas yra pritaikyta, ar ten vartai kažkokie, gali būti praėjimai, ten turistiniai kokie takai, ar kas gali būti suprojektuoti taip, kad ten visiems reikia kažkur pasilenkti stipriai ar dar kažkur. Tai reikia turėti galvoj, kad tikrai nemažai žmonių pasilenkimai tie yra problematiški. Taip pat, jeigu aš galiu naudotis sėdėdamas, tai reiškia tinkamas aukštis ir jėgos panaudojimas. Jeigu negaliu pasukti galvos, yra tokių, kurie negali pasukti kaklo, galvos yra pakankamai išdėstyta teisingai informacija ar vaizdas kažkoks, jeigu man ten reikia sukinėti galvą. Ir jeigu aš esu jautrus, alergiškas dulkėm kažkokiom ir panašiai, ar ta aplinka yra tinkama be dulkių, be chemikalų. Rankų funkcionavimas, rankų tiesimas aukštyn žemyn, į priekį, stūmimas. Labai dažna problema yra dūris. Tikrai man pačiai ir jums tikrai yra tekę daryti tokias duris, kur tu niekaip negali atidaryti arba ten sukaupi visas jėgas, kad galėtum atidaryti. Neturėtų būti tokių durų iš viso. Planuojant, projektuojant galima tikrai suformuluoti reikalavimus, kad duris būtų lengvai atidaromas. Labai daug žmonių vargsta dėl to. Lietuviai mes esam labai kantrus, bet aš kviečiu būti nekantriem ir kovoti už savo teisės, už savo gerbuvį ir reikalauti, kad tai, ką daro, kad mums būtų, ne tik mums, bet ir mūsų artimiems žmonėms, kad vartotojams būtų patogu naudotis. Tai vat, galima įvertinti, ar duris, pavyzdžiui, ar kažkas kitas, ką mes naudojam, ar mes laisvai galim atidaryti be kažkokių perteklinių jėgų. Kėlimas, nuleidimas ir nešimas. Kokios yra grupės žmonių, kurie gali turėti rankų gebėjimų, apribotus rankų galimybės. Vėlgi maži vaikai, pagyvenę žmonės, kurie turi silpnesnės rankas. Taip pat kenčiantis skausmus, pavargę žmonės, žmonės nešantis nešulius. Kaip dažnai žmonės neša nešulius, naudoja rankas. Ir būna, kad tikrai turi tik vieną laisvą ranką ir su ta viena ranka reikia atidirbti
atsidaryti duris, išsikviesti dar kažką ir vaiką pavesti ir dar panašiai ir vežimėlį stumti. Tai vėlgi reikia projektuojant galvoti apie tai, ar viena ranka žmogus galės įeiti, pavyzdžiui, atsidaryti duris ar atlikti kitus veiksmus. Ar nereikia jam ten kito pagalbininko. Kažkokia situacija buvo visai neseniai, kada aš pati, aš mamai ūkį padėjau šiek tiek su agregatais ir perėmiau iš savo pažįstamo, žodžiu, darbus ir paklausiau ten vienu momentu, tai kaip jūs sujungėte tą sistemą ir kaip jinai veikia. Tai sako, aš laikau, o tu eini jungi kažką ten, atskirai. Tai aš sakau, o tai kai aš viena būsiu, tai kaip čia bus? Tai tada nežinau. Žodžiu, galvoti taip, kad žmogus pats vienas be kito pagalbos galėtų susitvarkyti. Vėlgi, pas mus tokia gaji nuostata, kad labai gražu, kai, pavyzdžiui, neįgaliajam padeda kitas žmogus. Bet žinokit, kiekvienas žmogus turi savo orumą ir jisai nori būti savarankiškas kiek įmanoma. Ir, pavyzdžiui, aš asmeniškai tikrai nenorėčiau, kad mane nešiotų. Jeigu aš įsėdėčiau vežimėlį, tikrai nenorėčiau, kad mane nešiotų. Aš norėčiau, kad aš pati įvažiuočiau ten, kur man reikia ir kad manęs nenešiotų. Aš tikrai blogai jausčiausi. Taip, aš dėkinga žmonėm, kurie padeda viską, bet mano savijauta nuo to tikrai nebūtų tokia, tarsi nieko neįvyktų, tarsi aš pati įvažiuočiau. Ir tokių daug yra pandusų, nežinau, galbūt anksčiau čia daugiau statė tokio statumo. Ir, užžymėta, kad čia jau yra pritaikyta, bet iš tikrųjų tai ten yra joks pritaikymas. Aiškina to, kad svarbu, kad yra paviršius ir jeigu yra, pavyzdžiui, sėdintis vežimėlį, tai jį kas nors užstums ar užneš ar dar panašiai. Bet visų pirma, pačiam žmogui su negalia yra visiškai nepatogu, jis jaučiasi negerai. Visų antra, dažnai nebūna tokių stiprių žmonių, kurie netgi galėtų užstumti. Tai tokie sprendimai yra praktiškai nesprendimai. Dabar, kada yra tinkamas sprendimas, tai, pavyzdžiui, tas durų atidarimas, jeigu aš užsikabinusi ant rankų 1,5 kilogramo galiu laisvai atidaryti duris, arba durų rankeną paspausti mažuoju piršteliu, reiškia rankos, tai reiškia, kad tos durys yra tinkamos. Jos yra tinkamos visiems žmonėms kuo platesniu mastu. Taip pat, jeigu aš viena ranka viską galiu susitvarkyti, tai irgi sprendimas yra tinkamas. Čia yra perėjimas iš vieno aukšto į kitą, taip suprojektuota, kad aš galiu be didelių fizinių jėgų užvažiuoti vežimėliu į antrą aukštą ir patekti į kitas patalpas. Ir tai yra sprendimas visiems, vienodai lygios galimybės, be kažkokio išskyrimo ir panašiai. Plaštokos tai yra galimybė sugriebti, suspausti, sukti, gręžti, barstyti žiupsneliais, traukti, stumti. Būtent plaštokos pagalba. Vėl kas turi silpnesnės plaštokas, tai maži vaikai, pagyvenę žmonės, kenčiantis skausmus, pavargusios rankos yra plaštokos nuo kažkokių tai veiksmų. Jeigu aš dėviu pirštinės storas, vėlgi tai yra gebėjimų naudotis plaštokom apsunkinimas. Tu negali priversti žmogaus nusiimti pirštinės, pavyzdžiui, ir tada kažką atlikti. Tai jau žmogui, pavyzdžiui, jeigu šalta lauke, reikia kažkokius ten mygtukus surinkti ir jeigu tu turi mauti pirštinę, šalti rankas, tai jau yra nepatogumas. Turi būti taip padaryta, kad tu mūvėdamas pirštiniam galėtum atlikti veiksmus, kuriuos reikia atlikti plaštokos pagalba.
šlapios, tepaluotos rankos, žmonės nešantis nešulius, vėlgi, kada yra plaštokos užimtos rankose kažkas tai. Ir taip pat įvairios ligos, dėl ko yra susilpnėję raumenis, kremzlės ir panašiai, dėl ko plaštokos yra susilpnėjusios. Na ir čia tinkami sprendimai, kai tu gali pasinaudoti produktų dėvėdamas kumštinės pirštinės, kai tau nereikia labai dažnai kartoti judesių, nuo ko vargsta plaštaka. Jeigu tu nesukinėji, negali pasukti riešo, irgi gali pasinaudoti, nereikia ten kažkokius labai stiprius judesius. Ypač durų atidarimas, panašiai yra tokie visokie, kada reikia stipriai sukti ir dar naudoti jėgą. Kai tu gali viską atlikti naudodamas tik vieną plaštaką, kumščio dalimi. Na ir čia tas mažasis pirštas. Jeigu su mažuoju pirštu duris atidarai, tai reiškia, kad duris yra tinkamos. Na ir dar viena grupė, tai, kaip sakiau, kojos, žemiau juosmens. Tai yra galimybė atsistoti iš sėdimos padėties. Ne visi tą gali lengvai padaryti. Vertikaliai stovėti, kai kas negali, eiti negali, bėgti, šuoliuoti, kopti, klūpėti, stovėti ant vienos kojos, valdyti pėdas. Na ir pagrindinės grupės žmonių, tai yra maži vaikai, suaugę žmonės, kurie turi įvairių sutrikimų, turintys viršsvorius, kuriems sunku valdyti kojas, kenčiantis skausmus, nuvargę, pavargusios kojos. Čia galbūt turistam visokiem yra aktualu, kurie daug vaikšto, pavargsta, dviratininkam, kurie daug važinėja. Nepakantus, neatsparus nepalankioms oro sąlygoms. Čia įvairios ligos surašytos, amputacija taip pat gali būti tiesiog su viena koja arba be kojų. Gali būti sutrikęs valdymas kojų dėl įvairių ligų. Na tai čia ligos jau viena grupė, bet kaip sakiau, dar yra kita grupė žmonių, kurie yra kenčiantis skausmus ir panašiai. Kurie yra laikini, dėl kurios nėra negalios. Pavyzdžiui, koją susilaužai, jau ir tu patenki į specialius poreikius. Jau tu esi priklausomas nuo aplinkos ir tau reikia specialaus pritaikymo tokiu atveju. Ir tada pajunti geriausiai, atsiduri tų žmonių, kurie gyvena tuo vietoje ir supranti, kokia ta aplinka yra nepritaikyta arba kaip jinai yra pritaikyta ir pasidžiaugi, kaip gerai yra išspręsta, kai man yra toks laikinas sunkumas. Na, dizaino tinkamumas, tai kai aš galiu eiti saugiai, nematydamas aplinkos, nematydamas paviršiaus, grindų dangos, nes vėlgi, kaip sakiau, jeigu aš einu užsisvajojęs koks nors, užsiėmęs ir ta danga, kurią aš einu, stipriai keičiasi, tai gali būti, kad aš galiu parklupti ir tai reikia vertinti. Taip pat tinkamas suprojektuotas produktas, jeigu aš jo galiu eiti nekeldamas, vilkdamas kojas, pavyzdžiui, net tie įvairūs kilimai, dangos visokios minkštos, jos yra nepatogios ir panašiai.
kai dėviu ortopedinius batus sunkiai einu, kai remiuosi lazda, ramentais, kai naudojuosi neįgaliojo vežimėliu, sutrikęs judėjimas ir kai negaliu pasikelti iš sėdimos vietos, pavyzdžiui, kad galiu pasiekti sėdėdamas viską. Na, patogu judėti, tai, matot, liftą išsikviesti galima sėdint vežimėlį ir kojų pagalba. Jeigu rankos, pavyzdžiui, irgi yra paralyžiuotos ir panašiai, tai galima išsikviesti. Slenkščių nėra, nu, šitie žinomi sprendimai tiesiog. Tai yra patogus sprendimas. Dabar, kas tie yra universalaus dizaino principai, kas tai yra, koks produktas yra tinkamas, kaip jis yra vertinamas, kokiais kriterijais vadovaujantis. Display. Nu, atrodo atsidūrė. Taip, tai pirmas yra lygių galimybių principas, universalaus dizaino vienas iš principų lygių galimybių. Matom pavyzdį, iš tikrųjų buvo ginčų dėl to pavyzdžio, mes aptarinėjom su žmonėms su negale aplinkos pritaikymo asociacija. Jie sakė, kad čia yra netinkamas pavyzdys ir žodžiu, nepraeitų. Bet galiausiai tai aplinka visiems vadovė kažkaip vis tik pripažino, kad tai yra tinkamas, tai yra kompromisinis sprendimas. Ir kad, nežinau, jinai kažkaip pagal pakopų aukštį nusprendė, kad čia kampas pasvirimo tos tako yra pakankamas, kad žmogus galėtų rateliais užvažiuoti tais laiptais. Lygios galimybės, todėl kad tais pačiais tuo pačiu, sakykime, praėjimu gali naudotis labai plati žmonių grupė, gali pasirinkti, ar laiptais lipti, ar takeliu, kaip kam patogu, kad tai yra visiškai nesimato, kad tai yra pritaikyta, tai atrodo tiesiog toks dizainas. Ir neišskiria žmonių turinčių specialių poreikių. Tais laiptais tuo praėjimu gali naudotis tiek stumiantis vaikų vežimėlius, tiek riedlentininkai, tiek žmonės judantis neįgalio vežimėliu, tiek tie, kuriems labiau patinka eiti lygių taku negu laiptais. Tai yra iš tikrųjų daugelio žmonių poreikius atitinkantis laiptai. Aš pati, pavyzdžiui, irgi labai dažnai naudojusi tais nuožulniais praėjimais labiau, mieliau negu laiptais. Latviai buvo padarę tokį tyrimą, tik tai aš jo negaliu pademonstruoti, buvo nufilmuota, kada, matyt, irgi esat matę ir galbūt projektavę, kai greta padaromas takas, nulipti ir laiptai. Tai buvo skaičiuojama, kiek žmonių lipa laiptais, o kiek žmonių eina tais nuolydžiais. Tai to, kur tais nuolydžiais, nuo žulnių to praėjimu, žymiai daugiau žmonių naudojasi ir lipo negu kad laiptais. Čia irgi lygių galimybių pavyzdys. Visiems tinkamos durys. Visiems tinkamos durys. Tai yra idealus sprendimas. Nereikia naudoti rankų atidaryti, galėti su nešuliais. Prekybos centrai tą labai gerai supranta, nes jie nori, kad žmonės eitų patogiai prisipirkę prekių ir stato duris, kad tik tai jie galėtų su tais nešuliais laisvai išeiti. Jie neišskiria kažkokių žmonių turinčių specialių poreikių, tai yra visiems bendros durys ir visiems labai patogias.
šiukšliadėžės, jos yra visiškai vienodas ir nėra ten vieno aukščio, kito aukščio, tiesiog jos padarytos tokios, kad jomis gali naudotis įvairių skirtingų poreikių turintys žmonės. Dar kas yra labai svarbu universaliam dizaine, kad viskas atrodo labai estetiškai ir patraukliai. Čia vienas iš sprendimų, vienas iš reikalavimų ir tikrai daug kur literatūrai visi akcentuoja estetiškumą ir patrauklumą. Kad tas, kas tinka ir neįgaliesiam, ir visiems, atrodo estetiškai ir patraukliai, neatgraso vienų nuo kitų, neatskiria. Visiems tai yra priimtini sprendimai. Antras universalaus dizaino principas yra lankstumas. Tai galima pasirinkti naudojimosi būdą. Suprojektuota viskas taip, kad aš galiu pasirinkti ar taip prisitaikyti prie savo poreikių. Yra pasirinkimo galimybė. Galima ar tai kelti aukštyn žemyn, ar į kairę ir dešinę, prisitaikyti prie savo aukščio ar prie savo gabaritų, kaip sakoma. Tai padeda, tas lankstumas padeda vartotojui jaustis patogiai, jisai nesijaučia vėlgi kažkoks netoks, kuris negali naudotis vienu ar kitu produktu. Galima reiškia, kai yra numatoma galimybė prisitaikyti prie vartotojų tempo, žodžiu, prie įvairių gebėjimų. Gali prisitaikyti pats pagal savo poreikius. Tai yra lankstumas. Čia yra Göteborge, traukinių stoty, aš pati fotografavau, yra kasos ir jos kilnojasi pagal aukštį, pagal keleivio galimybės, žodžiu, kokiais aukščiai, jeigu atvažiuoja sėdintis rateliuose, tai tos kasos nusileidžia, jeigu nori bendrauti stovint, tai jos pasikelia, žodžiu, su visa aparatūra ten. Ir tai yra lankstumas, prisitaiko prie žmogaus poreikio. Produktas irgi tas pats produktas, bet pagamintas taip, kad žmonės gali naudotis turintis skirtingus poreikius, šiuo atveju kairiarankiai, dešiniarankiai. Vat šitas irgi visiems pažįstamas daiktas, abi pusės ir aštrios. Dar ką noriu pasakyti, kodėl tas toks vartotojų poreikių tyrimas labai prigijo įmonėse, todėl kad Fiskars, pavyzdžiui, įmonė, kuri anksčiau specializavosi įrankių gamybą žmonėms turintiems specialių poreikių, jie pajuto, kad jų produktai, jų gaminiai tapo labai paklausus ir kitų vartotojų tarpe. Jos labai mielai pirko ir moteris, šeimininkės, žodžiu, dėl to patogumo, dėl to lengvumo naudotis, jie suprato, kad jie nuolat turi vartotojų poreikius įvertinti ir savo įrankius pritaikyti. Iš tikrųjų, vien dėl to, kad jie atsižvelgia į tos poreikius, pradėjo gaminti visiems patogius įrankius, jų produkcijos paklausa išaugo ir jie, žodžiu, visas nedidelės investicijas, kurias jie padarė išsitirdami vartotojų poreikius, neieškodami ten naujų didelių rinkų ar panašiai, bet grinai atsižvelgdami į žmonių poreikius, pagamino produkciją, kuri tapo paklausi ir tikrai visiems žinoma ir rekomendavusi kaip patogi, lengvai naudojama. Trečias principas tai yra intuicija paremtas paprastas naudojimas. Intuityviai labai lengva suprasti, kaip su tuo daiktu elgtis, kaip orientuotis aplinkoje, kur tai veda. Žodžiu, žmogus jaučiasi gerai, kai jisai intuityviai lengvai supranta, kokius veiksmus reikia priimti.
žodžiu, atitinka įvairių vartotojų gebėjimus suvokti, į raštingumo lygį, išdėstoma pagrindinė informacija, patogiai ir aišku žingsniai. Ir galima grįžti atgal, jeigu, kaip sakiau, suklysti, pasitaisyti. Čia visiems mums žinomas pavyzdys. Daiktas, klaviatūra, kopijavimo aparato. Mes intuityviai žinom, kad ta žalias yra svarbiausias mygtukas ir mes jį spausim ir tada gausim tą, ką norim. Visi kiti, tai yra nesvarbiausi, nepagrindiniai, bet tas žalias yra, intuityviai mes suprantam, kad čia reikia spausti ir čia gausi tai, ką nori. Patalpoj kasos ateini įstoti ir iš karto tu matai pagal spalvas, kur tau reikia eiti. Tiesiog traukia. Intuityviai žinai, kur tau reikia eiti. Pastatas, labai aiškus įėjimas. Iš karto žinai, kur tau reikia eiti ir kur tas įėjimas. Nereikia blaškytis aplink pastatą, ieškoti durų, pro kur čia įeiti. Man teko ne tai, kad blaškytis, bet kai jau tos dalykus esi pasidomėjęs tais dalykais, tai Klaipėdos socialinės paramos centras, ten yra senas pastatas. Ir visa eilė durų, baltų, visos vienodos duris. Daug durų. Ir tu iš tikrųjų nelabai supranti, pro kurias duris reikia eiti. Ten, jeigu koks mažiau silpniau orientuojasi, tai turbūt visas tas duris patikrins, kurios atsidaro, tai va tas tik tai ir atidarys, kurios atsidaro. Kažkaip tokių, žodžiu. Ir sakau, kiekvienas menkas toksai atrodo menkas, bet tu jau susinervini, kai tu nežinai, kur čia iš tikrųjų reikia eiti. Anykščių ligoniniai teko būti neseniai. Vargė, kaip ten sudėtinga viską rasti. Intuityviai tu tikrai nesuvoksi, kur tau reikia eiti. Ateini iš laiptinės, yra toksai tuščias vestibiulis, tada eini yra palatos ir tada toliau tik tai yra informacija, seselės ir visa kita. Žodžiu, tu išmaišai visą ligoninę, tą aukštą, kol tu surandi kažkur tai gale tą priėmimą, kur jau tos seselės ir kurios galėtų suteikti informaciją apie gydytojus, apie ligonius. Ir tai dar nelabai aišku, kurią pusę reikia eiti, nes ten ir į kairę, ir į dešinę. Nueini į kairę, sako, ne, tau reikia į dešinę, tada žodžiu, tokie nepatogumai. Ir mes liktai nekreipiam dėmesio, bet mumise kaupėsi jie. Ir čia tas nepatogumas, ir čia, ir panašiai, ir paskui galiausiai grįžtam namo su irzė, nesuprantam kodėl. Nes tokie dalykai labai išvargina. Vaikų žaidimo aikštelė. Intuityviai irgi matosi, kur yra tam tikros kažkokio veiksmo veiklos zonos. Bet ta geltona yra stulpas išskirtas, kitur dar, ir tu jau gali orientuotis, kur tu gali pasukti, kur tu gali apsistoti. Kas yra labai, man kažkaip atkreipiu dėmesį ir kas yra labai gražu, ir čia yra taip pat produkcijos, kada yra gerbiamas žmogaus orumas ir kada paliekama žmogui pačiam palikti galimybę būti saugiam, pasirinkti savo veiksmus. Tai nėra kažkokių tai tokių drastiškų kažkokių tai priemonių, kurios žmogų žemina, kažkaip tai verčia jaustis nepatogiai ir panašiai. Pavyzdžiui, matom, čia yra takas ir liktai dekoracijos, bet tos dekoracijos turi savo funkcijas. Jos, pavyzdžiui, galbūt neleidžia pravažiuoti dviračiais ar panašiai. Žmogus tiesiog pats mato kliūtį, jis nevažiuoja, nėra ten užrašyta, kad čia važiuoti draudžiama. Tiesiog išsprendžiama taip, kad žmogus pats pasirenka ir jisai nėra žeminamas. Va čia mačiau yra tie gulintis policininkai, irgi yra labai žmogų
kaip žmogaus orumą nežeminantis dalykas, nes žmogus šiaip atsargi būtybė yra ir jisai pats sprendžia, kad jisai dabar jau čia turi pristabdyti, tai tuo pačiu jisai sumažina greitį, o tai yra tikslas mūsų, kad greitis būtų sumažintas ir kad neatsitiktų kažkokių tai įvykių, didelių nuostolių ir nėra tokių žmogaus žeminančių kažkokių tai dalykų, ten kaip dabar yra tie ribojimai ir paskui žmogus, jeigu jisai viršė, jis yra baudžiamas ir panašiai. O vat, pastačius tokį policininką, paguldžius tokį policininką, iš tikrųjų žmogus pats pasisaugo ir nereikia jo bausti ir tiesiog tikslas yra pasiektas, tai reiškia saugus greitis ir aukų neturim. Čia vėlgi liktai dekoracija, liktai gražios grindys, bet iš tikrųjų tai intuityviai tu eini vėlgi tais takais, tuo takeliu, kuris yra nubrėžtas ir vis tiek jisai veda kažkur tai link kažkokio tikslo. Dar vienas universalaus dizaino principas tai yra suvokiama informacija. Mums visur labai svarbi yra informacija ir ta informacija, kurią mes turim gauti, paskui pagal tą informaciją priimti sprendimus, jinai turi būti tinkama visiems. Gali būti naudojamos įvairios informacijos pateikimo priemonės, iliustracijos, garsas, taktilinis raštas, pagrindinė informacija turi būti įskaitoma, aiškiai užrašyta. Žodžiu, kuo trumpiau, kuo aiškiau, kuo vaizdžiau, kad žmogus suprastų, kaip jis turi elgtis ir kad jo veiksmai nesukeltų kažkokių tai neigiamų pasekmių. O čia visiems labai aiški informacija ir dabar, kiek žinau, yra toks netgi judėjimas, kuriame yra kuriami tokie globalūs ženklai, kad visam pasauliu būtų žinomi. Tikrai yra labai daug žinomų ženklų, kaip tualetai, kaip aikštelės, kaip neįgalios ženklai, bet yra kuriama dar daugiau ženklų, kad žmonės, užsieniečiai, turistai, pavyzdžiui, visi vienodai suprastų ir vėlgi galėtų tinkamai elgtis, priimti sprendimus tam tikroje aplinkoje. Tinkama informacija čia skaičiais ir taip pat taktiliniu būdu užrašyta informacija. Nėra čia taip labai sudėtinga, bet labai informatyvu ir visiems tas pats numeris, bet jisai tenkina daugelio žmonių poreikius. Yra aiškus, o klasis gali perskaityti ir žinoti, koks čia yra numeris. Čia yra žemėlapis, dabar vėlgi labai populiarėja. Tas pats žemėlapis, jisai tinkamas daugeliu, jį supranta daugelis žmonių, įskaitant ir akluosius. Jis yra taktilinis, iš vienos pusės jis yra suprantamas regintiems žmonėms. Tai yra tas pats žemėlapis, nėra kažkokių atskirų žemėlapių, akliesiam pavyzdžiui. Tai yra tas pats, bet jisai, kaip sakoma, tenkina daugelio žmonių poreikius ir neišskiria nei vieno. Čia irgi taktilinis žemėlapis su takais akliesiems. Dar vienas principas – tolerancija klaidai. Jeigu žmogus pasinaudodamas to produktu suklysta, tai reikia siekti, kad jis nepatirtų nuostolių. Žodžiu, turi būti išlaikyti saugumo reikalavimai, turi būti labai saugu naudotis, bet čia yra ne tik tai techniniai saugumo reikalavimai, bet ir
loginiai tokie. Pavyzdžiui, čia yra sprendimas toks visiems žinomas programos, kada yra tas undo. Žodžiu, jeigu tu kažką padarai, tai nėra techninės saugumo reikalavimas, bet žmogui yra patogiau, kada jisai priėmęs vieną kitą sprendimą, pavyzdžiui, ar ten bankomate surenka ne tą numerį ir panašiai, kad jisai laisvai, saugiai gali grįžti į buvusią padėtį, į buvusią prieš tai atliktus veiksmus ir tada toliau tęsti arba iš naujo. Žodžiu, jis dėl to nenukenčia. Nėra taip, kad jis kažką praranda ar ten kažkas tai atsitinka blogo. Vėlgi čia liktai nieko specialaus nėra. Atrodo čia toks dizainas, bet iš tikrųjų raudonas tulpelis, jisai perspėja apie galimą kliūtį. Ir, žodžiu, kad tu nenusimuštum kojas eidamas netyčia ir nepastebėjęs to kampo, kuris liktai susilieja su gruntu. Yra detalė tokia, kuri padeda žmogui orientuotis ir jisai yra įspėjamas apie galimą kliūtį ir labai oriai, labai humaniškai yra jis apie tai informuojamas ir išvengia kažkokios tai žalos. Taip pat tokie burteliai labai tinka pritaikyti prie bendros dangos, mediniai burteliai gražus, bet jie iš tikrųjų padeda apsisaugoti nuo galimo nukrypimo nuo tako, pavyzdžiui, sėdinčiam vežimėlį. Dar vienas principas tai yra mažiausios jėgos sąnaudos. Tai, kuo mes naudojamės, yra mums labai patinka ir tinkami produktai, jeigu nereikalauja didelių fizinių pastangų. Nes kaip ir apžvelgiam žmonės, tikrai didelė dalis žmonių turi mažesnius fizinius pajėgumus, negu kad mes įsivaizduojam. Netgi moteris, kaip sakoma, sveikos, lyginant su vyrais, irgi turi mažiau jėgų. Tai tas reikalavimas, kad naudojantis produktų nereikėtų naudoti daug fizinių jėgų, yra labai svarbus. Vėlgi prisideda prie žmogaus bendros fizinės ir psichinės būklės. Prašau? Vyrai silpnėja. Nu ir vyrai silpnėja, tai dar grupė plečiasi, tai... Jėgos, tai jiems lengvai viskas atsidaro, tai kokie čia vyrai? Jo labiau turim pagalvoti apie tai ir moterys užtat stiprėja, man atrodo. Tai va, o čia tokie paprasti sprendimai, kada yra tiesiog patogu ištraukti, kiek mes moteris raunam elektros tas šakutes, ar ne? Kaip yra sunku įjungti, ištraukti, nu ir kas jos sugalvoja tokias. Vos įgrūdi kai kurias, paskui ištrauki dar su visų lizdu kitas iki. Bet iš tikrųjų tikrai turėtų būti pagalvojama apie tai, kad kažkokių kitokių sprendimų, kad jie būtų patogiau naudojami, ar ten lengvai įkiši, tada užfiksuoji, kad ten, aišku, suprantu, ten negali iškristi ar panašiai, bet reikėtų paieškoti gamintojams tų dalykų, kad būtų labiau priimtini. O šitie kranai patogus labai naudotis. Lengva, žodžiu, nereikia. Aš čia vieną tokį pavyzdį radau, nežinau, kiek jisai realiai, bet čia Japonijoje, matyti, yra jau tokių dalykų. Čia kaip vėlgi visiems priimtinas dizainas ir japonai, aš tikiu, kad jie išsitiria neįgaliųjų poreikius ir šitas sprendimas jiems yra tinkamas toksai. Tuo pačiu tualetu gali naudotis ir neturintis negalios ir galintis atsistoti ir panašiai. Kriauklė priekį ir tie rankenos tokios ir tas sprendimas su klozetu matyti yra patogus. Na ir paskutinis principas, tinkama erdvė ir dydis.
Tai aišku, šitie klausimai labai plačiai yra apspręsti statybos techninėse reglamentuose, visų pločiai, aukščiai, ilgiai ir panašiai. Tai jeigu tas yra tenkinama, tai tada tas yra gerai, bet tai yra tikrai situacijos ir tiek, kaip ir sakėm, įstatymai ne visada jie viską apibrėžia. Tiesiog vertinant produktą, projektuojant kažką, tai vertinant esamą situaciją ir projektuojant, keičiant tą situaciją, keičiant tą produktą, vėlgi reikia įvertinti, ar tikrai to STR pakanka, ar mes tikrai visų žmonių poreikius atsižvelgiam, kaip ir sakiau, ir turinčių viršsvorių, galbūt ten, pavyzdžiui, tikrai esat pastebėję lėktuvų sėdynės ar ten autobusų sėdynės kokiam stambesniam žmogui dažnai yra netinkamos, nepritaikytos. Ar ten, įvairių, gal aš čia tik vieną iš pavyzdžių daviau, gal negali padaryti visų plačių ar panašiai, bet yra situacijų, kada gali įvertinti, tiesiog atkreipti dėmesį ir jeigu yra galimybė, tai padaryti atsižvelgiant į tai, kad visiems dydis ir erdvė ir aukštis būtų tinkamas. Netgi dydis, čia turima galvoje netgi ir rankenos, turėklai įvairūs, kad, pavyzdžiui, mes Klaipėdoje turėjau mokymus, tai nagrinėjom netgi įvairius įrankius ir turėjau šakutę su peiliu, kur tos rankenos, už kurių laikyti šakutę ir peilį, jau tokios plonos, pavyzdžiui, žmogui turinčiam stambesnės rankas, jos visiškai netinkamos. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas gamintojas tiesiog praranda kažkokią dalį vartotojų. Galėtų būti priimtas kažkoks sprendimas, kuris būtų, tinkamas platesniai vartotojų grupiai, o ne tik tai tiems, kurie netgi ir tų, kurio rankos nėra, kažkokios nei per daug nenormalios ir tiems yra nepatogu paimti. Tai kažkaip jaučiasi, kad visiškai neįvertinti vartotojų poreikiai, galėtų išsitirti. Tai čia sprendimai tinkamas aukštis, pavyzdžiui, sėdintis neįgalio vežimėlėje gali praeiti pro vartus ir, kortelė gali kišti tinkamam aukštį, nėra jis kažkur per daug aukštai, per daug žemai. Visiems tinkamas variantas. Vėlgi stalas pritaikytas, tinkamas dydis. Gali prisitaikyti pagal savo poreikius. Gali privažiuoti prie jo sėdint neįgalio vežimėlį ir jisai vis tiek bus patogu naudotis. Čia toks idealus variantas ir aišku, čia sprendimai tik tai galimi, kai yra daug erdvės, yra naujas pastatas, bet vis tiek pati mintis. Vėlgi suprojektuotas perėjimas iš vieno aukšto į kitą, visiems lygios galimybės, visi eina tuo ratu ir kaip sakoma, nei vienas nėra išskirtas. Tai tiek, pagrindiniai 7 principai. Tai jeigu prisimenant, tai pirmas yra lygios galimybės, tuo pačiu produktu gali naudotis vienodai visi, neišskiriami ten neįgalieji, dar kokios kitos grupės, nes tas atskirimas iš tikrųjų jisai ir atskiria. Ne tai, kad sudarom vienodas galimybės, bet suprantama, kartais nėra kitų variantų, bet jeigu kartais būtų galimybė, tai tiesiog yra kvietimas pagalvoti apie tai, kad nedarykim atskirų kažkokių, bet siekim kuo geriau suprojektuoti, kad tuo pačiu galėtų naudotis ir tos kitos grupės žmonių, kurie turi specialius poreikius. Toliau intuityviai, lengvai suprantama informacija.
tinkama informacija visiems pagal poreikius, įskaitant taktilinę informaciją, garsinę informaciją, kurtiesiam, pavyzdžiui, rašytinė informacija labai svarbu. Man pačiai teko važiuoti traukiniu, jau atrodo geležinkelis mūsų tikrai labai pritaikytas, bet vėlgi aš apsidairiau aplinkui, visi važiuojantis yra užsikimšę ausis. Nu, klauso muzikos, ten kažką tai visi. Labai daug, nežinau, 90%. Už lango tamsu, nieko nesimato ir garsu, nu, žodžiu, garsiai pranešama apie stoteles. Tai man labai buvo įdomu, kas girdi tą informaciją. Taip pat eina ir vaizdas, rašytinė informacija, takelis. Bet ten kokios tik nori informacijos, bet nėra apie tai, kad dabar bus kažkokia stotelė. Kas esat buvę užsienį, tai apie ateinančią stotelę eina bent kelis kartus, kad jau greitai bus kokia tai nors stotelė. O pas mus informacija, kad nepalikit savo lagaminų be priežiūros, kad dabar oro temperatūra kažkokia, dabar valandų tai tiek, bet apie stotelę aš specialiai atkreipiau dėmesį. Apie stotelę, kokia stotelė yra pranešama tik garsu, o visi keleiviai, kaip pasakiau, beveik visi, ypač jaunimas, sėdi su ausinėm ir nekreipia dėmesio. Tai gerai, kad jie žino, galbūt ne pirmą kartą važiuoja, bet jeigu koks užsienietis ir jisai tik tai girdi, ką pasako, tai jam orientuotis tikrai labai sunku. Tai va, tai tinkama informacija. Dar vienas principas yra tolerancija klaidai. Reiškia, jeigu suklystam, galima saugiai grįžti į pradinę padėtį arba esame aiškiai perspėjami dėl galimos žalos. Taip pat tinkama erdvė ir dydis. Tinkama erdvė ir dydis ir taip pat mažiausios jėgos sąnaudos. Žodžiu, orientuotis visada į silpniausius, tada išloš visi. Pagrindinė taisyklė, kas patogu neįgaliajam, patogu ir kitiem. Viską projektuojam neįgaliajam, bet padarom taip, kad visiems būtų patrauklu, gražu ir galėtų visi naudotis tuo pačiu, ką suprojektuojam neįgaliajam. Taip, dabar tiesiog pristatysiu norvegų metodikas, kaip jie projektuoja. Norvegai tai iš vis yra, kaip čia gražiai pasakyti, apsėsti, pakvaišę dėl universalaus dizaino, nes vėlgi jų visuomenė senėja gana sparčiai, jie taip pat taupo pinigus, jeigu jau ką stato, tai stato kokybiškai, kad paskui nereikėtų perstatyti, keisti pagal žmonių poreikius. Tai žodžiu, metodika, kaip išsitirti vartotojų poreikius. Įvairūs tyrimo būdai. Mes, kaip sakiau, Klaipėdoje irgi su grupe, kurie dalyvavo mokymuose, tyrėme savo darbovietės ir paskui aš jums parodysiu formą tokią, ką jie užpildė ir tai truko iš tikrųjų nelabai daug. Darbovietės vertinimas, aš išleidau po pietų juos, visą popietę turėjau, tai vertinimas pats truko keletą valandų, kol užpildė tikrai gana detaliai. Paskui parodysiu, žodžiu, išsitirti, pasitikrinti, kaip atrodo aplinka, kaip atrodo pastatas, kaip jis yra priimtinas įvairių poreikių turintiems žmonėms. Ypač viešos paskirties pastatai tikrai turi būti labai išsamei ištirti ir atsižvelgiant į tai yra labai nesunku, pavyzdžiui, kada savivaldybė planuoja lėšas ir klausia, kokios yra problemos, kur galėtume investuoti, ką galėtume pataisyti, galėtume labai nesudėtingai suformuluoti pasiūlymus, ką galėtume padaryti kitaip, kad mūsų
žmonės, kuriuos mes aptarnaujam, kuriems teikiame paslaugas, jaustųsi gerbiami, laukiami, jaustųsi gerai, išėjo gavę tai, ko norėjo. Taip, dabar paskutinė bus dalis. Taip, iki 5. Ja, paskutinė dalis. Play. Man play asocijuojasi su filmu tokiu kažkokiu. Gerai. Į projektavimo procesą įtraukiami žmonės. Aš tikrai labai siūlau jums kada nors, nežinau, aš noriu tiesiog paraginti ar kaip pabandyti su žmonėm išsitirti kokį nors objektą. Ką jie mano apie tai ir išsidėlioti įžvalgas ir tada pasiūlyti kažkokius sprendimus. Tikrai investicija laiko, sakykime, kantrybės, nervų tikrai atsiperka. Jums patiems būtų, manau, lengviau projektuoti, lengviau suprasti žmonių poreikius ir tiesiog pasinaudoti žmonėm, kad jie jums suteiktų informacijos ir tada galėtumėt priimti geresnius sprendimus. Įtraukiami įvairių žmonės, paskui pasakysiu, kaip tai, kiek ten jų ir kas tokie galėtų būti, nustatomi jų poreikiai, tų žmonių pastabos įvairios požiūriai, nuomonės, kaip jie jaučiasi. Tas žmonių įtraukimas duoda naujų idėjų, netgi jūs galite net nepagalvoti apie tai, ką jūs galite suprojektuoti, o žmonės tiesiog pasufleruoja, ko jiems reikėtų ir panašiai. Kad jų poreikiai būtų dar geriau tenkinami. Ir tokiu būdu sukurti produktai, atlikus tą tyrimą, vertinimą žmonių poreikių, tikrai yra kokybiški. Kuriant dizainą, dirbant su žmonėm, laikomasi tokios nuostatos, kad jie yra geriausi gyvenimo ekspertai, kad jie yra mūsų partneriai, jie yra žinovai situacijos. Mes Lietuvoje labai, vis tiek jau man ir amžiaus yra tiek, kad aš jau galiu pasakyti savo pastebėjimus gyvenime. Mes tie, kurie esam atseit valdžioj, labai dažnai mėgstam nurodyti, kaip žmogus turi daryti. Jeigu tau nepatogu, tai čia tavo problema. Jeigu tau ten, pavyzdžiui, moteris aukštakulniais bateliais klimpsta ten į tos takus, į kokius nors, nu, tie, nežinau, grotelės būna prie įėjimo, tai nevėkit aukštakulnių. Nėra čia ko taip vaikščioti apsiavus ir panašiai. Mes mėgstam nurodinėti žmonėm, kaip jie turi elgtis. Jeigu jūs su ausinėm negirdit, pavyzdžiui, kažkokios tai informacijos, tai nusimkit ausinės, ne? Nu, pas mus yra tokios nuostatos. O va, tokioj Norvegijoje, Švedijoje preciziškai žiūri, kaip žmonės, ko jiems reikia, kaip jie elgiasi ir jie nereguliuoja žmonių, bet bando aplinką pritaikyti prie žmonių poreikių. Aišku, ten, kaip sakoma, prie chuliganų kokių poreikių dar prie kažko nesitaiko, bet prie tų natūralių poreikių, netgi prie, sakau, moteris su aukštakulniais yra vertinama, ar danga yra tinkama moteriams nešiojančiams aukštakulnius. Tai yra tikrai labai žmoniška, labai kasdieniška, labai natūralu. Mes net nesusimastom. Arba mes greičiausiai nurodysim, kad jos tada tegul nesiauna tų batelių ir ar ne vieta čia ar panašiai. Tai va, tai žodžiu, jie yra mūsų partneriai ir mes turim laikyti juos lygiais ir paisyti jų norų ir jų poreikių. Tai gali būti pagal ekspertų praktiką, gali būti nuo 6 iki 12 žmonių grupė ir su ta grupe padirbėti.
taip vadinami vedantieji vartotojai, kurie gali atspindėti, jie gali pasakyti daugelio žmonių poreikius. Pavyzdžiui, sėdintis neįgalio vežimėlyje, jisai gali atstovauti ir vaikus, kurie yra žemo ūgio, kurie yra žemo ūgio, kur, na kas dar, jie gali atstovauti sėdintis neįgalio vežimėlyje tuos, kurie stumia vaikų vežimėlius, kurie turi kažkokią tai pagalbinę techninę priemonę, ar tai vaikštynę, ar tai riedučius, nu žodžiu, visą tai, kas su ratais. Čia kaip pavyzdys. Kurtieji, vėlgi, kurie nesupranta garsinės informacijos, kuriems reikalinga rašytinė informacija. Na ir kitos grupės. Kokie yra žingsniai? Tai pirmiausia, vis tiek yra kažkoks tai planas, kažkoks tikslas suformuluotas, pavyzdžiui, pastatyti kokį nors centrą. Universalus dizainas, jisai nėra tikslas kaip toks pats savaime, bet kuriant kažką, tiesiog yra taikomi universalaus dizaino principai. Nereikia universalaus dizaino kurti kaip tikslo. Vat sukurkim kažkokį tai produktą, kuris atitiktų universalaus dizaino principus. Bet mes kasdieniam savo darbe tiesiog kitokiu žvilgsniu įvertinam tą, ką mes kuriam, ką mes esam susiplanavę ir taikom tuos principus ir žiūrim, ar tas mūsų kuriamas produktas atitinka žmonių poreikius. Išsivertinam situaciją, apsisprendžiam dėl projekto, ką mes darysim ir tuomet išsitiriame poreikius, išsidėstome įžvalgas, reiškia mes tyriame liktai individualių žmonių poreikius. Mes iš kiekvieno žmogaus, kuris yra toj grupiai, kažką sužinom, bet mes išsiryškinam, kas yra bendra ir kas yra tinkama visai tai grupiai. Ne į kiekvieno žmogaus poreikius, bet į bendrus pastebėjimus, į bendras tendencijas kreipiame dėmesį ir tuomet projektuojame taip, kad atitiktume poreikius būtent tuos bendrus, kas yra bendra ir priimtina visai žmonių grupiai. Pasitikriname vėlgi su žmonėmis tą, ką mes sukuriam, duodam aptarimui, duodam pabandymui, jeigu tai yra koks nors produktas, ir išsitiriam vartotojų atsiliepimus ir galiausiai patobulinę produktą išleidžiam į kaip sakoma, į gyvenimą. Dabar yra 3 vadinami darbo su vedančiaisiais vartotojais, darbo su vartotojais metodai, būdai mažojo kontakto, vidutinio kontakto ir intensyvus kontaktas. Mažojo kontakto reiškia, kad mes tiesiogiai su žmonėmis nebendraujam, bet darom apklausas. Pavyzdžiui, yra klausimynas, parengiam klausimyną apie vieną ar kitą objektą ir tam tikram žmonių skaičiui išsiunčiame, kad jie mums atsakytų, ką jie galvoja apie vieną ar kitą objektą. Reiškia, mums reikia susirasti norinčius atsakinėti žmonės, taip pat atsižvelgti jų gebėjimus, išsiaiškinti, ar jie mums tinkami bus, ar mes galėsim gauti atsakymus iš tinkamų žmonių. Klausimynas neturi būti labai ilgas, labai sudėtingas, nedaugiau 20 minučių atsakinėti. Klausimai trumpi, aiškus, kuo mažiau rašymo. Žmonės nemėgsta rašyti, jie mėgsta labiau pažymėti, pavyzdžiui, ką nors taip, ne, ar dar kažkokį variantą. Galima klausimus struktūrizuoti, iliustruoti nuotraukomis, paklausti, ką jūs manote apie tai ir panašiai.
ir siūsti didesniam žmonių skaičiui, negu reikia gauti atsakymą, nes tikrai ne visi atsakinėja. Taip pat internetinis forumas, informacinės technologijos naudojamos išsiaiškinti žmonių nuomonę apie vieną kitą objektą. Vėlgi galima dėti nuotraukas, kad žmonės paanalizuotų ir atsakytų, ką jie mano. Galima pasinaudoti ir įdėti kelias temas į tą patį forumą, kad žmonės galėtų atsakyti ir kitais klausimais, kad būtų pagrindas pradėti kitą tyrimą. Ir taip pat pranešti, pavyzdžiui, kad žmonės gali ir individualiai susisiekti ir asmeniškai papasakoti ir išsakyti savo nuomonę, požiūrį vieną kitą dalyką. Ir dar vienas mažojo kontakto būdas, metodas, tai yra stebėjimas. Tikrai labai informatyvu, kada tiesiog stebi, kaip žmonės elgiasi, pavyzdžiui, patalpose, kaip jie orientuojasi, kaip jie naudojasi vienu kitu dalyku ir žymėti savo tos pastebėjimus iš karto čia ir vietoje, nepasilikti, pastebėti, pavyzdžiui, tą valandą ar dvi ir paskui ten grįžus kažkur tai pasižymėti, ką tu prisimeni iš to, kaip žmonės elgėsi. Tiesiog stebint vietoje viską žymėtis ir fiksuoti, kaip žmonės elgėsi. Patartina filmuoti stebėjimą. Žmonės, žodžiu, mažasis kontaktas, tai reiškia, kad mes stebime, nėra kontakto su tiesioginiais vartotojais. Šitas metodas geriausiai tinka pradinėse tyrimo stadijose, kada tik tai yra pats pirmas, patys pirmieji žingsniai įsitirti vartotojų poreikius, pradėti galvoti apie produktą, apie jo tinkamumą žmonėms. Yra pakankamai greitas būdas išsiaiškinti situaciją, tos kelios valandos tikrai yra labai, pavyzdžiui, stebėjimo, labai duoda daug informacijos. Na ir galima gauti bendras įžvalgas apie vartotojų elgesį, pasirinkimus vienoje kitoje situacijoje. Toliau yra vidutinio intensyvumo kontaktas, kada jau yra bendravimo su žmogum, bet jisai elgiasi laisvai. Kaip matysit, intensyvus kontaktas yra žmogui užduodamos užduotis, yra su juo bendraujama, kaip sakoma, akis į akį ir čia pat gaunami atsakymai, paaiškinimai ir panašiai. Vidutinio intensyvumo bendrauja individualiai su žmogum, bet jisai laisvai, be kažkokių užduočių, tiesiog aiškina ir pasako, ką jisai galvoja apie vieną kitą temą arba objektą ar produktą. Tyrimo rinkiniai. Na čia vėlgi labiau tinka kuriant produktus, prekes kokias nors, yra įduodama žmonių grupiai, įvairių žmonių grupiai tam tikri produktai ir jie bando juos, pavyzdžiui, stiklainius atsukti, kokios nors uogienės, arba ten vaistus išpakuoti ar panašiai ir žmonės daro tos veiksmus ir jie fiksuoja, kaip jiems tai pavyko. Laipsniai yra skirtingi, ar buvo labai sunku, ar buvo lengva, ar panašiai. Tai yra tyrimo rinkiniai. Paaiškinama, kaip dirbti, bet jie dirba laisvai, tie žmonės, ir tada išsako savo patyrimus visokius. Dizaino provokacija. Galima pasiūlyti sprendimą vartotojams ir vėlgi išsitirti jų reakciją, kaip jie reaguoja į tą sprendimą.
patartina netgi, pavyzdžiui, kuriant, atsižvelgiant į objektą, ką ten kuri, ką projektuoji, pavyzdžiui, paklausti žmonių, kurie nemėgsta tuo naudotis. Irgi duoda informacijos, kodėl jie tuo nemėgsta, arba kurie labai mėgsta tuo naudotis. Pavyzdžiui, projektuojant parduotuvę, paklausti tų, kurie nemėgsta vaikščioti į parduotuvės ir tada išsiaiškinti, kodėl jie nemėgsta. Ir taip pat atvirkščiai. Kada geriausia naudotis, kada jau norime gauti detalesnės informacijos apie vartotojų elgesį, detaliau, smulkiau paklausinėti apie produktus. Ir tada pagal tas įžvalgas jau galima projektuoti kažkokias tai pirminės idėjas, jau dėstyti, kokie sprendimai galėtų būti priimti, kad tas produktas, ką projektuojam, ką planuojam, kad jisai būtų tinkamas ir tenkintų vartotojų poreikius. Na ir trečias, intensyvus kontaktas su vartotojais, kontroliuojamas stebėjimas. Tai reiškia, kad jau yra būnama kartu su vartotojų grupe, prašoma atlikti vienus ar kitus veiksmus, o jeigu tai padarysite, kaip jūs jaučiatės, o jeigu kitą, jeigu jūs nueitumėt tenai, ar jūs rastumėt, žodžiu, yra toks aktyvus bendravimas su žmonėmis. Taip pat seminarai, galima susikviesti žmonių grupės, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijas ir aptarti vieną kitą produktą, parką, pavyzdžiui, kokį nors centrą, kaip jisai yra priimtinas, jiems patogus naudotis, paslaugas aptarti, kaip universalus dizainas gali būti taikomas paslaugom. Paslauga, vėlgi, jinai irgi susideda iš įvairių komponentų, iš informacijos pateikimo, iš kliento aptarnavimo, bendravimo su žmonėm, iš įvairių formų, kurias reikia pildyti, pavyzdžiui, nueini ten paramos kokios ir yra tokių formų, kur tu ten negali skaityti teksto, negali suprasti jo. Tai vėlgi per tą prizmę, atsižvelgiant į žmonių poreikius, į grupės, peržvelgi tas paslaugas ir gali rasti vietų, kur tu gali pasitaisyti ir patobulinti tą paslaugų teikimą, kad žmonės, kurie tas paslaugas gauna, kad jie jaustųsi geriau. Tai va, seminarai. Na, seminarai kaip ir mūsų įprasti seminarai, su pertraukėlėm, su darbo grupėm, su pristatymais gali būti tokie intensyvūs aptarimai. Na ir vertinimas vėlgi jau pateikto produkto, pateikto projekto, sprendimo varianto vertinimas ir aptarimas su vartotojų grupėm, ką jie mano apie pasiūlytą sprendimo variantą. Iš tikrųjų, intensyvaus kontakto metu galima išsiaiškinti labai detaliai vartotojų poreikius, išdiskutuoti, išklausinėti, kodėl jie vienaip ar kitaip elgiasi, ką jie siūlytų patobulinti ir panašiai. Patarimai pasirenkant vartotojus, kaip ir sakiau, jau matyt, anksčiau užsiminiau apie tai, vis tiek reikia atsižvelgti į tai, ką tu projektuoji,
ne visi vedantieji vartotojai vienoje situacijoje, tie patys vedantieji negali būti kitoj. Gali būti, pavyzdžiui, jeigu tu projektuoji vaikų žaidimo aikštelę, tai vis tiek pagrindiniai vartotojai, vedantieji vartotojai turėtų būti vaikai ir paskui jau visos kitos grupės. Tik nereikėtų pamiršti, kad į tą vaikų žaidimo aikštelę eina tik vaikai. Labai dažnai esu girdėjusi, kad mokyklas projektuoja arba neprojektuoja jau pritaikymo, nes nėra vaikų su negalia. Tai kam ją tada projektuoti? Bet labai pamirštama, kad į mokyklą eina ne tik tai vaikai. Gali būti ir mokytojas neįgalio vežimėlį, gali būti tėtis arba mama neįgalio vežimėlį, kuriam reikia dalyvauti mokyklos susirinkime. Gali būti senelis ir močiutė, kurie nori ateiti į anūko koncertą, kokią renginį ir dalyvauti. Iš tikrųjų, ta vartotojų grupė labai prasiplečia. Vėlgi, prisimenant grupės, kurias pristačiau, kurie turi specialių poreikių, su nešuliais, darbininkai, kurie neša, veža kažką į aukštesnį aukštą, kurie stumia vežimėlius galbūt kažkokius, tai jiems tie keltuvai, tie liftai, ta pritaikyta aplinka jiems taip pat yra aktuali. Ir kai tu sudedi tuos visus žmonės, tą grupę, ir matosi, kad jinai tikrai tas pritaikymas yra aktualus ir reikalingas žymiai didesniai grupiai, negu kad vienam kitam vaikui. Iš kitos pusės, sako, pas mus vaikai neina su negalia į mokyklą, tai jie ir neina todėl, kad nepritaikyta. Nes pas mus tokių vaikų nėra, tai mes ir nepritaikom. Tai jeigu pritaikysit, tai ir eis ir atsiras tų žmonių, kurie ten eis, kurie naudosis tą mokyklą, lankysis tenai. Kaip atsirinkti vartotojus? Kaip sakiau, jeigu projektuojam vaikų žaidimo aikštelę, tai ir renkamės vedančiaisiais vartotojais vaikus, ir paskui jų tėvus ir tuos kitus, kurie galbūt ten lankysis. Tikrai reikia imti kuo platesnę žmonių grupę, tikrai išsitirti kuo platesnę žmonių grupės poreikius, kad ta aikštelė būtų priimtina, patraukli kuo didesniam žmonių ratui. Vedantieji vartotojai turi būti motyvuoti, jie turi norėti. Tikrai per prievartą žmonės nevaryti, neįsakyti, nesakyti, kad jūs tam privalot, turit pas mus dalyvauti tyrime, tai yra jūsų pareiga, jeigu jūs nedalyvausit, tai mes ir nepritaikysim. Tiesiog reikėtų paieškoti žmonių, kurie patys būtų, jiems būtų įdomu dalyvauti tyrime, kurie galėtų, geranoriškai išsakyti savo pastebėjimus, tiesiog, kad jiems būtų patiems įdomu ten dalyvauti. Svarbu pasirinkti vedančiosius vartotojus skirtingai pagal lytį, nes vyrų ir moterų požiūris skiriasi, reikia atsižvelgti ir į tų. Kultūra, kultūra daugiau čia aktuali šalims, kur daug imigrantų ir į jų poreikius jiems taip pat labai aktualu atsižvelgti. Dar tokie pastebėjimai, kad tie produktai kuriami tikrai ne tai žmonių grupiai, kurią mes susirenkam. Vėlgi, kaip dar kartą akcentuoju, kad yra išsiryškinamos tik tai bendros tendencijos. Tikrai nėra tikslas sukurti produktą, kuris būtų tinkamas visiems tiems žmonėms, kuriuos mes susikvietėm ir kur visi pasakytų taip. Tiesiog bendras tendencijas, tai yra kompromiso ieškojimas ir kuo platesnė žmonių grupės poreikių tenkinimas. Tikrai ne visų. Reikia išsiryškiname svarbiausias tendencijas, svarbiausius poreikius. Tai labiau kokybinių principų atliekamas tyrimas kokybiškai, ne kiekybiniai, ne skaičiai, kažkokie ne statistika, bet kokybiškai išsitiriam, kaip žmonės jaučiasi. Iš tikrųjų, mes tai dabar linkę laikytis statybos techninių reikalavimų,
Taip, jie yra reikalingi, bet tie sprendimai tai turėtų būti ne tik tai skaičiai, bet ir apskritai turėtų būti kokybiški, jie tinkami žmonėms priimtini. Vėlgi, kaip sakiau, vienoje situacijoje gali būti vedantysis vartotojas kažkokios tai žmonių grupės, o kitose situacijose nebetinkami. Reikėtų keisti vedančiosius vartotojus, nes tie, kurie pasidaro vartotojai, tokiais ekspertais vartotojais, jau jie tada būna nebeobjektyvūs, jie tada pradeda gilintis į kitus dalykus, vertinti, kaip norvegai sako, vertinti jau pačius projektuotojus, vartotojus, jie tokie savi pasidaro ir jau jie neatspindi tų vartotojų, kurie tiesiog nėra nei draugai, nei kažkokie tai pažįstami, nei panašiai, neatspindi realaus vartotojo elgesio. Svarbu skatinti vartotojus, kad jie pasakytų atvirai, ką jie mano, kad tikrai nesikuklintų, neprisitaikytų, vėlgi sakau, nes mūsų visuomenė yra linkusi prisitaikyti. Kad jie atvirai pasakytų, kad mes taip pat galėtume jiems padėti atsiverti, suformuluoti tokius gana kritinius klausimus, kur iš tikrųjų padėtų žmogui pagalvoti ir pasakyti tai, kad taip, man kas nors ten nepatinka ir panašiai. Padėti žmogui pasakyti tiesą, ką jisai galvoja. Ne visos įžvalgos yra naudingos. Kaip sakiau, yra išryškinamos tik tai bendros tendencijos, bendri dalykai, kurie aktualūs daugeliu žmonių. Ir čia dar patarimas nesirinkti iš savo draugų, nes jie gali būti neobjektyvūs. Tiesiog paprašyti ar nevyriausybinių organizacijų, ar, pavyzdžiui, šeimas vienijančių organizacijų, neįgaliuosius vienijančių organizacijų, kad pasiūlytų dalyvauti žmogui iš tos organizacijos, kuris galėtų dalyvauti tyrime ir išsakyti savo nuomonę. Tai apie to universalaus dizaino kūrimą. Kaip ir sakiau, tikrai siūlau pabandyti bent vieną kartą. Jeigu, pavyzdžiui, ypač turite užduoti rekonstruoti ką nors, tai tikrai siūlyčiau prasieiti per tą rekonstruojamą pastatą su žmonių grupe. Ir tikrai labai aiškiai turėsit atsakymus ir idėjos ir mintis, kaip ką tobulinti. Parengę projektą vėlgi galite aptarti su tai žmonėm, kaip jiems atrodo ir tie sprendimai būtų tinkami. Universalaus dizaino kūrimas jis iš tikrųjų atspindi ir kitas tendencijas, tai ir darnaus vystymosi, tos reikalavimus, kas yra vienas dabar iš horizontalių prioritetų, pavyzdžiui, finansuojant projektus. Nes, kaip žinot, darnaus vystymosi koncepcija, sakykime, apima ir socialinius klausimus, tai yra socialinė darna, kada yra atsižvelgiama į žmonių poreikius. Ir taip pat universalus dizainas paremtas partnerystė. Vėlgi, finansuojant iš ES lėšų projektus, vėl bus reikalavimas projekte atspindėti ir įgyvendinti partnerystės principą. Tai irgi labai gerai padeda šitas universalaus dizaino kūrimo metodika būtent įgyvendinti tą partnerystę. Pasikviesti žmonės, pasikviesti organizacijas ir su jais aptarti, tikrai nepagailėti laiko ir jėgų šitam dalykui ir su jais aptarti projektą. Tai bus tikrai abipusiai naudinga ir jums, ir tiems žmonėms, kam bus tas kuriamas produktas.
Ir paskutinis dalykas, ką aš dar norėčiau parodyti, pasidalinti, ir tai yra tokia vertinimo forma, kaip produktas atitinka universalaus dizaino principus. Yra paprasta Excelio lentelė. Kurią galima, kaip aš rekomendavau, kaip sakiau, mokymų dalyviams, tiesiog su nešiojimu kompiuteriu prasieiti per objektą ir pasitikrinti, kaip jisai atitinka universalaus dizaino principus, kaip jisai tas objektas, ką mes vertinam, atitinka žmonių poreikius. Mes susipažinom su žmonių poreikiais, taip, žinom pagrindinės grupės ir jų poreikius, kas ten įeina. Susipažinom su universalaus dizaino principais, lankstumas, suvokiama informacija, kas tai yra. Ir va čia kairėje pasirenkame objektą, ką mes vertinam. Ką vertinam? Čia priklauso jau nuo to, kaip detaliai norim įvertinti, pavyzdžiui, patalpas, ar mes norime įvertinti tik tai architektūrinius sprendimus, ten įėjimą, kokį pagrindinį, dar kažką, ar mes norim įvertinti ir visą įrangą, ir baldus, ir informaciją ir panašiai. Čia priklauso nuo to, kiek tu nori. Gali, va čia kaip žemyn, su dviem pirštais. Žodžiu, kairiai pusėje tų langelių galima, kiek nori užsirašyti. Ir vat šitoj vietoj mes žymime, jeigu vienetas, tai žymime taip, jeigu ne, tada nieko nežymim. Ir tiesiog pasižymim kiekvieną objektą, kaip pagal žmonių, su Apple to aš nemoku dar valdyti jo. Kaip į virš, su šitom. Su rodikliu. Su klaviatūros rodikliu. Dar man viršaus nerodo. Patį viršų. Ačiū. Viršuje yra žmonių grupės. Paimame žmonių grupę, kuri turi tam tikrų, sakykime, tam tikrus funkcinius gebėjimus ir kairėje pasižymėm objektą, ką mes vertinam ir kaip tas objektas atitinka to žmogaus poreikius, kaip jisai gali juo naudotis. Ar jisai turi lygias galimybės, pavyzdžiui. Vat čia pavyzdys yra parkavimo aikštelė. Ir turintis reiškia sunkumų valdyti kojas, pagal kojų funkcinės galimybės. Mes vertiname, ar jisai, tas žmogus, turi lygias galimybės. Taip, turi lygias galimybės. Pavyzdžiui, sėdintis neįgalio vežimėlio, jisai lygiai patogiai, saugiai gali naudotis aikštele, atvažiavęs automobiliu ir per ją pervažiuoti ir patekti į taką, sakykime, kuris veda Ar jisai gali lankščiai pasinaudoti tą aikštelę, jis gali pasirinkti taką, galbūt yra specialus takas, kuris jisai gali praeiti, gal yra bendras universalus sprendimas. Na, kas čia dar? Ar atrodo estetiškai ta aikštelė? Galima įvertinti. Galima visus, jeigu iš tikrųjų visus tos principus atitinka, tai ir pažymim, kad atitinka visus principus ir apačioj matom, kiek iš galimų tų visų principų, kiek procentų visų principų atitinka. Mažiausiai bent vieną universalaus dizaino principą, jeigu atitinka, tai jau yra geras rodiklis. Jeigu nei vieno, tai reiškia, jau reikia žiūrėti, ką galima patobulinti būtent aikšteliai ir kokiai žmonių grupiai. Tai per visas grupės galima pereiti ir per visus objektus.
Ir šitoj vietoj jau matosi, jūs galėsit gauti bendrus skaičius ir procentus, kiek atitinka universalaus dizaino principus ir kurioje vietoje galima daryti patobulinimus. Sukūrus produktą, vėlgi galima iš naujo įvertinti ir galima įvertinti aplinkos, sakykime, to objekto priimtinumą, tinkamumą, pažangą, kiek tas objektas pasidarė prieinamas lyginant su tuo, kas buvo. Žodžiu, įvertinti prieinamumo laipsnį. Atsiprašau. Įvertinti prieinamumo laipsnį. Netgi matematiškai daugmaž galima įvertinti pradinę stadiją ir suplanavus kažkokius tai sprendimus ir įgyvendinus. Tai va, čia viena iš tokių paprastų schemų, mes dar ją tobulinam. Tiesiog pasitikrinimui esamos situacijos, ypač esamų objektų ar parkų, ar pastatų kažkokių viešos paskirties pastatų įvertinimui galima pasinaudoti šitą lentelę. Ir suprojektuoti visiems tinkamą, tobulą produktą ir tiesiog jausti pasitenkinimą gerų darbų. Tai va, tuo ir baigiu savo kalbą. Tikrai suprantu, kad viską įgyvendinti yra sunku ir mūsų noras irgi yra su architektais, taip pat bendraujam tobulinti statybos techninį reglamentą. Nes šiuo metu, kas ten yra numatyta, tai mes matom, kad dažnai yra žmonės su negalia atskiriami, stigmatizuojami, jiems yra daromos kažkokios tai kliūtis būti bendrai su visais kartu, būti nematomais, savarankiškais ir panašiai. Tai statybos techninį reglamentą tikrai siūlysim keisti, aptarinėsim, žinoma, protingai, ne šiaip mechaniškai, bet čia, manau, jums tiesiog, jeigu kažkas liks pamastymui, kažką prisiminsit, kiti sako, o mes net neatkreipiam dėmesio. Tai aš jausiuosi padariusi gerą dalyką, kad pasidalinau, jeigu jums kažkas tokio įdomaus, naudingo liks ateityje. Tai ačiū už dėmesį, linkiu jums sėkmės.